Gerą dieną, malonus bičiuliai. Tikiuosi pas jūs viskas gerai. Turėjome tokią savaitę su daugiau aistrų, tai bus ką mums aptarti. Tai ir Žemaitaičio reitingai. Dabar pradedama kalbėti, kad Žemaitaitis jau nurašyta korta. Aptarsime, kodėl tikrai taip nėra ir tas naratyvas čia wishful thinking mūsų visų. Antras dalykas yra Muskas. Jisai išeina iš Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybės viena ar kita forma. Ganėtinai reikšmingas dalykas, aptarsim jo rezultatus ir ką reiškia verslininkas politikoje ir kuo tai visada baigėsi. Vokietijos grįžimas, jisai gavo kūną šią savaitę būtent Lietuvoje, dėl to tai ganėtinai reikšmingas dalykas. Kodėl tai yra reikšminga ir kokios grėsmės su tuo susijusios, nes mes dabar matom, viskas mums yra gerai ir mums yra tai naudinga, tai yra mūsų interesas. Bet be jokios abejonės atsigaunanti Vokietija visada yra įdomesnis faktorius, kai tai yra kalbama apie Europą. Tai mes būtinai tą turime paliesti ir trumpai labai apie LKL finalą. Gal kam bus įdomu, kelios mano įžvalgos artėjant jam. Tai tą irgi temą labai trumpai, žinau, tai ne mano, bet tiesiog norisi išsisakyti, matant artėjant, nes aš manau, kad tai bus visai neblogas finalas. Bent jau tikiuosi. Bet pradžioje trumpai apie Palucko istoriją. Palucko istorija, kuri ganėtinai reikšminga. Aš esu nusprendęs jokių ten moralizavimų niekada nekomentuoti, užsiimti gryną politiką ir kalbėti visada apie ateitį. Aš stengiuosi būti tas, kuris kalba apie ateitį, nes politika yra visada apie ateitį. Tai man tai, kas įvyko, ar ten kažkokie moralizavimai yra ne mano temos, čia kitų. Bet ir dėl to aš pradžioj tą istorijos galvoju, iš viso neliesiu, turiu savo reikalų ir turiu daug darbų. Bet dabar ta istorija pradeda apaugti tokiom įdomesniais kampais ir jinai gali išvirsti labai rimtą dalyką. Jau didelė krizė patiems socialdemokratam, nes tai jau nėra apie kažkokį moralizavimą, kad ten nueina į FTEKą. Tekas pasakė, nieko nebuvo, viskas gerai ir klausimas uždarytas. Nes didysis klausimas man visada šito istorijoje, kai jinai atsirado, buvo antros įmonės įkūrimas. Ar ta antra įmonė yra įkurta tam, kad tiesiog gautų ES paramą. Nes tada jau atsiranda klaustukai teisiniai. Ir jo spaudos konferencija, ganėtinai galima sakyti, atsakė į tos klausimus, ar ne, kad tai yra tokia praktika. Nežinau, kiek čia yra gražu, bet tokia praktika sumažinant gauti paramą, šiuo atveju ne es, bet gauti paramą ir tuo pačiu sumažinant riziką produktui, kuris yra naujas. Dėl paramos nesu įsitikinęs, ar tai yra iki galo gražu, bet klausimas apie produktą ir viskas gerai. Bet dabar paskutiniam valandom vėl matom kažkokius naujus kampus ir tai gali išvirsti dideliais klausimais socialdemokratam. Nes jau nebežinia, kur ta istorija gali nueiti. Visada krizė, kuri yra, tokios krizės, visada jos tiesiog išgaruoja dėl to, kad realiai po didelėm antraštėm, moralizavimais, ten didelėm diskusijom, po to paaiškėja, kad nieko nebuvo ir visi tiesiog pasimė savo dividendus ir retais atvejais po to atsiranda tikros istorijos, ar ne? Ir šiuo atveju panašu, kad viskas gali nueiti truputį į tą pusę, dabar jau vėl lauksim Palucko atsakymo, galbūt jis ten kažkaip viską paaiškins ir jausis, kad nėra kur ten teisinių dalykų, bet viskas apaugo kažkokia keista istorija. Ir atsižvelgiant į tai, kad socialdemokratų viduje yra judėjimas, yra blokai, kurie tarpusavyje tikrai konkuruoja, tai ganėtinai reikšmingas faktorius. Ką tai reiškia Sinkevičiui, ką tai reiškia, kuris aš projektuočiau bus sekantis regionų ministras, kuris tikrai populiaresnis partijoje ir jeigu būtų reitingavimas normalus, jisai, aš manau, o Paluckas ne premjeras, nes reikia suprasti, ką reiškia būti premjeru tokioj partijai kaip socialdemokratai. Automatiškai, yra
kaip partijos pirmininko rinkimuose, tu atsidarai ir matai, kuris skyrius, kiek ten balsų tu gavai kuriam skyriui. Ir tu supranti, kur koks meras suvadovavo. O tu esi tas, kuris skirsto paramą, valstybės paramą savivaldybėm. Tai be abejo, joks meras nenorės su tavim piktis. Tai tie rinkimai, kuriuos mes socialdemokratų matėm, tai yra daugiau butaforija, atsižvelgiant į tai, kad tai yra labai nuo merų priklausoma partija. Ir jeigu merai norėtų, 3-4 merai, jie padarytų labai didelius kitokius rezultatus. Tai reikia suprasti, kad tai yra didelio sluoksnio žaidimas, ar ne? Bet ta istorija, kuri dabar pradeda rutuliotis, jau įgauna ne tokio, žinai, ten kreipsimės į FTEC ir paaiškės, kad nieko labai ten viskas gerai ir tema užsidaro. Bet tai jau įgauna tam tikrus, jau link kažkokio baudžiako toks judėjimas. Ir tai yra visai kitoks vaibas ir pačioj socialdemokratų partijai, ir pačioj vyriausybei, ir šitos koalicijos dėlionėje. Be visokios abejonės tu nesudėliosi koalicijos be socialdemokratų, tai viskas priklausys, kaip dabar, pažiūrėsim, kaip dėliosis, ar ten yra iš tikrųjų grūdų jau teisinių, ant ko galima, kur gali būti dalykai ir kaip viskas įsirutulios. Bet tai tampa jau reikšmingų faktorių politinių, kuris gali turėti pasekmių, o ne savaitėj skandalėlis pasidaryti reitingus. Tai šitą stebėsim ir kalbėsim. Vienintelis faktorius, kuris mano įsitikinimu svarbus šitam aspekte, platesnėme kontekste, yra apie valstybinio banko idėją. Pas mus Lietuvoje cirkuliuoja senai ta idėja, kad mums reikia valstybinio banko. Nekartą esu sakęs skeptišką savo požiūrį ir šitas yra tiesiog chrestomatinis pavyzdys to, ką mes turime, kokia yra situacija. Ką turiu omeny? Įsivaizduokit, jeigu mes turime valstybinį banką, kuris dalina rimtai tikrai didelės paskolas, milijardinės kiekvienais metais, ir kiek mes istorijų vienokių ar kitokių girdėtumėm apie tai, kad tas valdžioje išduota paskola ir ne tik verslui, nežinau, nekilnojamam turtui, verslo partneriam, giminėm, mes girdėtumėm kalnus tokių istorijų, kas tenais dirba, kas yra paskirtas vadovų, kas valdyboje, kur valdyba. Mes girdėtumėm nesibaigiančias tokias istorijas. Arba tu darai iš tikrųjų nepriklausomą valstybinį banką, bet tada mes grįžtam prie to paties. Nepriklausomas valstybinis bankas siekia uždirbti kapitalą. Tai kuo jisai skirstusi nuo eilinio banko, kurį mes dabar nueinam. Mes atsidurtumėm lygiai tokioje pačioje situacijoje, o verslas turėtų per mažai kapitalo, kurio jis dabar turi. Tikrai per mažai kapitalo vystyti verslą ir tai yra labai didelė problema Lietuvos. Per mažas kapitalas verslui vystyti, rizikuoti, žlugti, bankrutuoti, keltis ir iš naujo eiti. Jungtinių Amerikos valstijų pliusas, tai kad ten yra labai daug kapitalo verslui pradėti, bankrutuoti ir iš naujo pradėti ir galų gale pramušti ir pasiekti, sukurti produktą ne tik savo, bet ir visai šaliai. Tai atsižvelgiant, kad to reikia, valstybinio banko idėja po visos šitos istorijos iš esmės, jinai turi dabar, kodėl ne, yra toks argumentas, kuris yra tiesiog pavyzdinis. Kai tu turi situaciją, kuri vienaip ar kitaip atrodys blogai. Einam toliau. Žemaitaitis. Žemaitaitis dabar, kaip mes ir labai senai kalbėjome, kad ateis momentas, kai jisai kris. Be jokios abejonės jisai kris, nes jis yra valdžia. Jis yra valdžia, jam reikia balsuoti už vienus ar kitus sprendimus. Ir tai be jokios abejonės žmonės atsiprintina žalia spalva prie jo balsavimo ir tai nueina į internetą ir tai eina į protesto elektoratą. Bet klausimas ne tame. Ir nekilnojamo turtas yra labai jautri tema. Nepriklausomai nuo to, kad didžioji dalis tų žmonių, kurie yra jo elektorate, už nekilnojamą turtą nebalsuotų. Paradoksaliai žmonėms būtų blogiau, jeigu nieko nebūtų pakeista. Nes nuo 26 metų, sausio 1,
registrų centras perskaičiuoja iš naujo vertės nekilnojamo turto ir didelė dalis žmonių tiesiog turės pradėti mokėti nekilnojamo turto mokestį. Tai didesnė bėda yra, jeigu niekas nebus pakeista, ar ne? Bet čia ne apie faktus, o apie emociją. Kodėl? Dėl to, kad Žemaitaičio elektoratas, protesto elektoratas remiasi emocija. Mes su jumis esame kalbėję. Taisyklė 35-15, 35-15, ar ne? 35 yra dešiniųjų elektoratas, 15 socialdemokratų, 35 protesto elektoratas ir 15 panašiai nepriklausomis nei vienam segmentui. Tai tam 35 segmente, mes kalbame 35 segmentą, jam reikia istorijos, kaip jisai kovoja prieš visų pirma konservatorius, už žmogų. Ir tai turi būti radikali žinutė ir radikali žinutė turi būti paremta emocija. Tai yra marketingas, kurį tu turi daryti, jeigu tu nori pasiekti protesto elektoratą. Ir Žemaitaitis tą išvystė tobulai. Ir dėl to jis turi rezultatą, kokį jisai turi. Bet dabar jis yra valdžioje. Kurį laiką jam pavyko vaidinti pusiau niešio stadiją, būti ir valdžioje, ir opozicijoje, nes nereikėjo balsuoti. Buvo tarpsesinis laikotarpis, atėjo sesija, kol tie klausimai ateina iš vyriausybės ir dabar tiesiog mes matom natūralų dalyką buvimo valdžioje. Tu turi balsuoti už klausimus, kurie trigerina. Ir nekilnojamo turto klausimas be jokios abejonės yra vienas iš tų trigerių. Paradoksaliai tai mažesnis klausimas negu tie visi kiti mokestiniai klausimai, kurie eina tame pakete, bet mažai kas kalba apie tą paketą, ar ne, visi sukoncentravo nekilnojamo turto mokestį. Nes ši yra toksai, lietuviui sakralus dalykas ir ar tai yra teisinga klausimas. Ypač atsižvelgiant, kad nekilnojamo turto, kad tai, dalis tų pinigų nueitų gynybai, ar ne, o ne infrastruktūrai ir visiems kitiems dalykams, apie ką mes kalbėjom, už antrą ir kitus būstus. Žemaitaitis, jisai be jokios abejonės kraujuoja. Ir tai yra logiška ir jisai suprato, kad jisai kraujuos vienu ar kitu atveju eidamas į valdžią. Ir dabar jisai kraujuoja, jo reitingai krenta, bet klausimas šiuo atveju yra ne apie Žemaitaitį. Segmente 35 prieš. Kad jūs suprastume, kiekvienas segmentas turi savo logiką ir žmonės praktiškai neišeidinėja iš kito segmento. Pavyzdžiui, aš kaip politikas, aš sunkiai galiu dabar nueiti protesto elektoratą ir ten jų žinutėmis bandyti juos pasiekti. Nes jeigu aš ir pasieksiu jų socialinių tinklų pagalba, nes koks yra dalykas, kiekvienas iš tų 4 segmentų turi savo informacinę erdvę, savo burbulą, kuriame jie gyvena. Ir tie burbulai dažniausiai labai nesusieina, tiesiog paradoksaliai nesusieina. Kai tu seki visus 4 burbulus, tu negali patikėti, kiek kiekviename iš jų vyksta savo atskiras gyvenimas ir kiek jie yra nežinantis, kas vyksta kitame burbule. Ar ne? Tai yra neįtikėtino lygio. Ir tai, ką aš su jumis kalbu, niekada praktiškai nepasiekia žmonių kitame burbule. Ir jie niekada nepagalvoja, kad aš turiu vieną ar kitą pažiūrą, sakykime, socialdemokratų burbule, kokiam nors ten tam burbule, kuris yra visai atskiras, ten žaliųjų, nacionalinių susivienimų ir kitų, kurie nepriklauso nei vienam iš tų segmentų. Tai tas segmentas, protesto elektoratas, kuriame gyvena Žemaitaitis, turi savo gyvenimo logiką. Ir tie elektoratai rinkėjai iš to segmento, jų praktiškai neįmanoma pervilioti. Ar aš nepasiekčiau protesto elektorato, jeigu aš bandyčiau, ar socialdemokrato elektorato, jis neis balsuoti už konservatorius, netgi jeigu aš ten kažką komunikuosiu jo naudai, jisai neis ir neišeis iš to segmento. Suprantat, kaip ir dešinieji neis, jeigu jie nusivils, ten, nežinau, Tėvynės sąjunga, liberalais ir visais kitais esančiais šiame segmente, čia tiesą pasakius, nelabai kas ir liko, jie neis taiga balsuoti už protesto elektoratą. Socialdemokratų elektoratas, jisai mažėja protesto elektorato. Socialdemokratų elektoratas eina į protesto elektoratą. Čia yra didysis paradoksas. Protesto elektoratas ir, tiesą pasakius, kraštutinių dešiniųjų elektoratas visame pasaulyje auga ne dešiniųjų dažniausia naudai. Iš jų nueina žymiai mažiau,
Dažniausiai rinkėjas, tai yra socialdemokratų rinkėjas, kuris vis mažėja. Tas 15%, kurie socialdemokratų yra, anksčiau jis buvo didesnis. Bet tas 15% dabar jisai susispaudžia būtent protesto elektorato didėjimo naudai. Tas protesto elektoratas didesnė dalimi auga kairiųjų rinkėjų pykčio dėka. Tai yra anksčiau buvęs kairiųjų elektoratas, tas, kuris balsavo Lietuvos atveju už Brazauską. Čia rastum Brazauską, čia rastum Respubliką, čia rastum daug labai dalykų, kurie anksčiau asocijuodavosi su demokratais. Lygiai taip pat ir vakaruose. Jeigu tu pažiūri, kas balsuoja už dešiniąsias partijas, Jungtinėse Amerikos valstijose, Rose Belt, tai, ką mes įsivaizduojam respublikono, ta prasme, Trumpo rinkėjas, anksčiau didelesnė dalimi jisai save rezonuodavo su demokratais, jisai būdavo apie žmogų, ar ne, ir taip pat Jungtinėje karalystėje, Blairas, Clintonas, tie politikai, kurie asocijuodavo su kaire, ir ta kairė, kuri iš esmės juos išdavė ir nuėjo didelio kapitalo naudai. Dabar jau kalbu kaip koks kairysis, bet jūs suprantate, Bernie Sandersas, bet logiką jūs suprantate. Ir tie elektoratai nesusilieja. Ir mes turime segmentą 35 protesto elektorate. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia vieną paprastą dalyką. Rinkėjas, kokį jums berodytų reitingą, reitingai yra atskira istorija. Patikėkit, tie, kurie dirba su rinkimais, jie nežiūri tos reitingus. Tai, kas yra visuomenėje aptarinėjama. Tai tu nežiūri tos reitingus, tu tik aptarinėjai, kaip žmonės tai supras. Ir tai turi mažai ryšio su realybė. Yra visai kiti reitingai daromi, partijos darosi kitus reitingus, jie pasižiūri visai kitais pjūviais ir jie supranta visai kitus, nuotaikas visai kitaip. Patikėkit, tai, kas yra viešoje erdvėje, yra politologam aptarti ir antraštę padaryti. Tai turi mažai ryšio su realybė. Ir Žemaitaitis puikiai tai supranta. Ir jisai supranta, kad jisai dega, bet jisai žiūri vieną paprastą dalyką, kur jo elektoratas gali eiti. Praeis 4 metai, praeis 3,5 metų, ateis rinkimai, kur eis jo elektoratas, kokį pasirinkimą jisai turi. Nebalsuos iš konservatorius. Jisai nebijo, kad jo rinkėjas taiga persimės ir pasakys, tai visgi neblogi tie konservatoriai, buvo geriau biški. Ten mažesnį nekilnojamo turto mokestį planavo siūlyti, ten turėjo būti medianos. Mes balsuosim už konservatorius. Taip nebus. Taip nebus ir Žemaitaitis tai supranta. Tai jam klausimas yra, kas yra alternatyva jam. Ir jisai stebi alternatyvą savo segmente. Ir kol kas jis nemato tos alternatyvos. Realiai, aš nematau tos alternatyvos, o aš buvau, tiesą pasakius, neleisit man pameluoti. Aš buvau vienas pirmųjų, kurie sakė, Žemaitaitis bus faktorius. Bus faktorius, tai atsitiko po savivaldos rinkimų Klaipėdoj. Stebėkit jį. Tai dabar kol kas aš nematau, ką stebėti. Be Žemaitaičio aš nematau, ką stebėti, kas galėtų susirinkti jo elektoratą. Bando Valius Ąžuolas ir vienu metu aš taip jau ir buvau ir parašęs, atsimenu, socialiniuose tinkluose, kad Valius Ąžuolas turi tam tikrą pagrindą tikėtis dėl to, kad jisai komunikuoja būtent jam, jis turi tą aistrą, jis tuo tiki savo kliedesiais, kuriais išneka, nes patikėkit, jisai šneka absoliučius totalius kliedesius. Tas vaikis yra visiškai nušokęs. Jeigu Žemaitaitis yra aktorius, Žemaitaitis netiki tuo, ką jis išneka. Tai Valius Ąžuolas tiki tuo, ką jis išneka, nes jis yra tiesiog, jisai tiki tuo, ką jis išneka. Ir ten tiesiog yra labai labai daug atitrūkimo nuo teisybės, nuo bet kokios logikos ir tiesiog naudojimas iš žmonių nežinojimu. Tai vienumi atrodo, kad galėtų tai būti Valius Ąžuolas, bet stebint jį toliau, nežinau, ar jisai gali pramušti ir būti tas, kuris suvesti žmonės rinkimus. Ten, kad žmogus keltųsi sekmadienį, tas protesto elektoratas ir sakytų, yra Valius, jis tai teisybę rėžia, eisiu už jį ir balsuosiu. Jis gali patraukti daug laikų Facebook'e ir tai gali sukurti emociją ir įspūdį, kad kažkas vyksta. Bet iš tikrųjų jis nėra tas faktorius, dėl kurio žmonės ateitų rinkimus.
jį reitinguotų, bet jis nėra tas faktorius. Jis neturi tam tikrų savybių, kurios patraukia dienos pabaigoje. Ypač jeigu kalba yra protesto elektoratą. Gaižauskas? Ne. Kas dar? Vėgėlė? Na, iš Vėgėlės tu jauti tam tikrą, na, žmonės nejaučia, kad jis gyvena jų rūpesčiais. Žmogus, kuris Vilniuje gyvena 3 aukštų name, ten turi, na, ir gyvena truputį kitose problemose, švelniai tariant, nei jie, jiems sunkiai dienos pabaigoje asocijuojasi. Taip yra protesto elektorato segmentas, kuris jam, na, prielankus ir mato jame ir eitų dėl jo rinkimus prezidento, pavyzdžiui. Bet ar tai yra faktorius, na, parlamento rinkimam? Man taip atrodo, ne. Ir tada mes atsisėdam ir matom situaciją, kad tiesiog nėra. Tiesiog nėra protesto elektorate žmogaus, kuris galėtų tai patraukti. Tai galėtų būti nacionalinis susivienimas teoriškai, bet jie yra visai atskiras dalyvis. Jie nori žaisti intelektualų žaidimą, jie nenori rodytis, kokie jie yra ir kokios jų iš tikrųjų pažiūros. Ir tai labai pakalbėjo tas išėjęs praeities žvalgas, ar kaip jis tenais vadinasi, tai jisai pasakė viską, ką seniai aš sakiau, tai tiesiog ten viskas aišku su ta partija. Ir jie protesto elektoratui susirinkti jiem yra sunku. Iš tikrųjų, jie sunkiai gali tuos žmonės pasiekti. Arba jiem reikia keisti retoriką. Tada jie galėtų prisitraukti. Bet vėlgi tai turėtų būti, na, tai būtų visai kitokia partija, negu jie dabar bando iš savęs statyti. Jie dabar tai bando susirinkti Tėvynės sąjungos rinkėjų segmente. O jie eitų į protesto elektoratą ir tai visai kitokia komunikacija, ar ne? Jie bando tam tikrais klausimais, bet bendram pakete vėlgi tai yra ne tas. Tai yra per mažai emocijos, per daug kažką ten protingai rašo, ar ne? Reikia normaliai ten sakyti, kas išvogė šiferį. Tai žiūri Žemaitaitis. Jisai pasidaro savo reitingas, jisai supranta, kad jisai dabar kraujuos, jisai supranta, kada jam gali būti naudinga atsitraukti ir jisai strategiškai planuoja. Taip, dabar jam yra sunku. Dabar mums patinka, kad jisai kraujuoja, bet ar aš jį nurašyčiau? Ne. Kol mes su jumis nematom alternatyvos jam, nes, žinot, tas kažkoks keistas tikėjimas, kad va dabar vieną nukalsim, tai automatiškai tie rinkėjai, kur jie nueis, jie ką, pradės balsuoti už tas mūsų tradicinės partijas? Na, taip nebus. Vis tiek protesto elektoratas turi turėti savo lyderius. Ir kol tas protesto elektoratas neturės kito lyderių su tokiomis savybėmis, kokias turi Žemaitaitis, pasakyčiau atvirai, aktorinėmis, nes aš sakau, aš visą laiką tvirtinau ir tvirtinsiu ir iš arti jį matydamas ir iš toliau, jis yra labai geras aktorius. Aš nežinau, kiek jisai tiki tuo, ko jisai kalba, aš manau, jisai labai mažai tuo tiki. Kai ką jisai jau perlaužė ir pradėjo tikėti dėl to, kad, tu turi tai parduoti žmonėm, bet patikėkit manim, didžiąją dalimi to, ką jisai kalba, jis pats netiki, jisai yra aktorius. Jisai yra aktorius ir tai jam padeda šitam segmente, plaukioti. Kitiem taip neveikia. Man įdomesnis faktorius visoje šitoje istorijoje yra dar vienas. Augantis Skvernelio reitingai. Čia yra, aš vėlgi noriu atkreipti jūsų dėmesį. Visi apie Žemaitaičio krentančius reitingus, aš akcentuoju Skvernelis arba liberalai. Kas, pradės susirinkinėti mūsų segmente daugiau rinkėjų. Skvernelis, nekartą jums tvirtinau, išeidinėja, jau galutinai išeidinėja iš protesto elektorato. Turbūt po to susitikimo ir nuotraukos su Švabu, tai tiesiog natūralu. Bet jisai eina į vis daugiau į centro dešinės elektoratą. Taip, jis pasima kokią Agnę Širinskienę, bet jis turi veidų ir ima asmenybių, kurie centro dešinės
elektoratui atrodytų priimtini, dėl kurių galima eiti balsuoti ir viskas su juo gerai, taip sakant, jis valstybinis. Kai kurie jo nepriims dėl senų, taip sakant, įsivaizdavimų centro dešinės rinkėjas. Bet jisai puikiai supranta, kad šiandien jisai gali daug susirinkti. Ir jisai po biškį ten eina. Ir visa ta retorika, net būnant koalicijoje, visos tos žinutės, patikėkite, yra labai protingai pamatuotos. Jisai yra vienas pagrindinių žaidėjų šiuo metu. Žaidėjų turiu omeny politinių. Jisai puikiai supranta, ką jisai daro ir jisai žaidžia. Ir jisai eina į centro dešinę labai tiesiog strategiškai tai darydamas su savo žinutėmis, patikrindami visus Seimo narius VSD, Žemaitaitis blogai, dabar reakcija į Palucką, visą tai daro valstybininku, ar ne, tokiu žmogu, kuris supranta ir gerbia valstybę, Seimo pirmininkas, kuris gerbia valstybę ir supranta tikruosius, tam tikrus, turi vertybinius kuoliukus. Ir tai yra labai pamatuota strategija. Ir nežinau, ar rimtuose, tikruose reitinguose jisai auga. Aš esu įsitikinęs, kad taip. Aš esu įsitikinęs, kad tai yra ilgalaikė taktika. Ir, sakykime, pastebėkit, išeina jisai Palucko žinutė, ar ne? Negali kritikuoti, jis negali jau tiesiogiai kritikuoti Palucko. Kas išeina? Sinkevičius iš Briuselio. Jisai sukomunikuoja tai, ką nori pasakyti, kad pasiektų centro dešinės rinkėją. Sinkevičius, blogai, Paluckas, visa šita istorija atrodo labai blogai, ta žinutė nueina. Patikėkit manim, tai yra labai profesionalus, protingas darbas. Aš leisčiau savo tvirtinti, kad Skvernelis yra geriausias žaidėjas koalicijoje. Kartais taip neatrodo, kartais tu čia kalbi, Žemaitaitis, ten Paluckas kažką, o jisai iš šalies sėdi, žiūrėkit. Nekilnojamo turto mokestis, jie atsitraukia, jie tartum iš viso čia ir nelabai dalyvauja, jie čia turi visokių idėjų. Lukas Savickas už verslą ir čia kelia klausimų. Ta prasme, labai protingai sudėliota, tai viskas niekas nėra atsitiktinai ir tai yra pagrindas jiems eiti į miestus. Po biškį vis daugiau eiti į miestus ir bus labai įdomu stebėti rinkimų rezultatus didžiuosiuose miestuose, kiek gauna Skvernelio partija. Tai bus vienas svarbiausių faktorių. Ar jam pavyksta šitą strategiją ar ne. Savivaldos rinkimai tai atskleis. Lygiai taip pat su liberalais. Liberalai, Čmilytė, labai geras žaidimas, labai protingas žaidimas. Tai yra žinutės miestam. Ir centro dešinės rinkėjų tarpe tai gali turėti rezultatą. Matysime kokį, bet tai gali turėti rezultatą žymiai didesnį, negu dabar visi įsivaizduoja. Tai mano šūvis šį kartą bus ne apie tai, kad Žemaitaitis nekrenta tiek, kiek visi įsivaizduoja. Ir skaitydami žinutės Facebook'e, lygiai taip pat kol kas niekas nepastebi trendo, kuris yra Skvernelio partija ir liberalai. Viena iš tų partijų tikrai labai nustebins rinkimuose. Labai nustebins daugą. Kalbu apie savivaldos rinkimai, tada bus tam tikras užfiksavimas. Nes dabar po biškį viskas eina link savivaldos rinkimų, ar ne? Jau mes fiksuojame tos rinkimus. Tiek apie Lietuvos politiką. Manau, kad šitos tendencijos norėjau jums pasiekti jas, kad jūs atkreiptumėte dėmesį, nes tai yra pakankamai svarbu, žvelgiant į ateitį. Muskas. Išeina Muskas ir keliamės į Jungtinės Amerikos valstijas, bet būnam netoli nuo Lietuvos. Musko faktorius. Muskas rinkimų laikotarpiu kalbėjo ten 6 trilijonų sutaupimų ir panašiai, išeina su visai nedaug, ten skirtingų informacijos šaltiniai skirtingą skaičių pateikė. Imkim kokį vidurkį, kad keli šimtai milijardų. Nebloga suma teoriškai, bet atsižvelgiant apie tai, ką mes kalbam, kad Jungtinių Amerikos valstijų deficitas siekia trilijoną,
tai nėra rimti skaičiai. Mes, tiesą pasakius, ta skaičių infliacija yra neįtikėtina. Mes mums milijardas jau neatrodo kažkoks didelis skaičius, realiai. Pastebit, net Lietuvos masteliais. Apie milijoną nieks nebešneka. Būti milijonierium turbūt šiuo laiku pasaulyje jau visiškai nebėra seksi. O, jūs milijonierius. Ta prasme, kas? Milijardierius, jau reikia būti multimilijardierium, kad atkreiptum dėmesį ir ten kažkas čia rimtas bičas, ar ne? Tai kažkoks neįtikėtinas mastelis ir defliacija skaičių, ar ne? Tiesą pasakius, įsivaizdavau truputį kitaip. Atsimenu per rinkimų laikotarpį ir kai buvo sudarėma vyriausybė, sakiau, Musko efektas bus, kad pirkit Teslos akcijas, pirkit jo bendrovių akcijas, nes jos tikrai, su viešaisiais pirkimais jisai padarys wow. Taip ir atsitiko. Tiesą pasakius, didelė dalis tos sumos, kuri buvo sutaupyta Dodžio, jeigu kai kurie pastebėjo, kad kiek šituo laikotarpiu Jungtinėse Amerikos valstijose laimėjo visokių konkursų Musko firmos. Patikėkit daugokai. Ir tai yra viena priežasčių, kodėl Muskas buvo toks nepopuliarus. Net respublikonai laikė jį truputį toksišku, nors tema, kurią jis paėmė, iš tikrųjų yra, seksi tema, ar ne, eiti mažinti biurokratiją. Tai turėtų daryti tave labai labai populiaru. Bet taip nebuvo dėl klaidų, kurias darė Dodžas. Antras, dėl to, kad, daug kas matė interesų konfliktą. Ir čia labai suponuoja su Palucko istorija, ar ne? Kiek toli ar arti Paluckas bebuvo tose savo įmonėse, tai bet kokiu atveju uždeda kvapelį. Ir jeigu tu turi verslą, atsikratyti to kvapelį yra labai labai sunku. Tai su tuo susidūrė visiškai Elonas Muskas. Ypač atsižvelgiant į jo bendrovės mastelio dydį. Ypač atsižvelgiant, kad tai ne tik elektromobiliai, ar ne, bet tai ir kosmoso industrija, kur Jungtinės Amerikos valstijos daro didelius užsakymus. Leisti satelitus, prekės, saugumo klausimai, satelitai, kurie padeda Ukrainai ir visi kiti faktoriai. Tai jau yra ne tik apie verslą ir apie politiką. Ir jeigu tas verslininkas eina į politiką, jisai save ekspauzina labai smarkiai. Ir tai ir su juo atsitiko. Tikrai nemaniau, kad Elonas Muskas tiek save pakiš politiškai, kad tai taps toksiška tema ir nueis iki elektromobilių deginimo. Tai yra, labai keistas judesys ir jeigu aš būčiau, ir man keisčiausia visoje šitoje istorijoje, kaip jisai save vertina kaip verslininką. Kodėl aš negalvau, kad tai taip nueis? Dėl to, kad tu supranti, kokią riziką tu prisimi. Ir jeigu tu būni taip politiškai aštrus, tu supranti, kaip tai atsižvelgs žmonių, kuriem nepatinka vienas ar kitas politikas akyse, bet jisai tai darė labai aštriai ir iš šitos pusės nebijojo akcininkų, nes jeigu aš turėčiau, ne vieną, bet iš tikrųjų, kurias aš galiu biržoje nusipirkti, ar ne, bet taip daugiau procentų akcijų ir turėčiau ten už kokį ten, kelis, kad ir milijonus Teslos akcijų ar kitos bendrovės ir jos krenta dėl Elono Musko veiksmų. Ar aš neičiau į teismą, sakydamas, kad mano teisėti lūkesčiai buvo neįgyvenina perkant tas akcijas? Ir ar aš nepradėčiau kelti klausimų kaip akcininkas ir ieškoti kitų kolegų akcininkų, kurie sakytų, žiūrėkit, tai, kas vyksta, yra toksiška, mums galbūt reikia naujo vado. Aišku, Tesla visada susijuoja su Elonu Musku ir tu investuoji į ją. Ir žmonės, kurie investavo į Elono Musko kompanijas, tai darė atsižvelgdami, kad tai yra Elonas Muskas. Nes aš atsimenu savo darbą, magistrą rašiau būtent kaip akcininkai, kiek akcininkai priima sprendimus atsižvelgdami į tai, kas yra vadovas. Velnias, geras, įdomus buvo darbas. Negaliu patikėti, kad aš tai dabar prisiminiau. Tai kiek tai yra faktorius. Ir tai patikėkit manim, perkant akcijas yra didelis faktorius, nes nuo vadovo ilguoju laikotarpiu labai priklauso kaip akcijų augimas, ar ne? Ir
Ir Elonas Muskas, ta prasme, neįvertino tos rizikos, jis tapo labai politiniu ir mes turėjom tas deginamusius automobilius, atsisakymus pirkimų Europoje. Vėlgi, čia nežinau, kiek tai yra pritemta, kiek tai yra susijęs su politika ir kiek tai yra tiesiog, kad Elono Musko automobiliai pralaimi kinietiškiam. Aš tiesą pasakius niekada nesupratau, aš atsiprašau, esu labai prastas automobilistas, man tai transporto priemonė, paskutinės istorijos su manimi turbūt tai tik patvirtina, man tai yra susisiekimo priemonė, aš net neturiu mašinos. Tai koks yra dalykas? Tu įsėdęs į Teslą, aš netikėjau tą mašiną. Man tai yra, aš nesu įsitikinęs ir aš niekada nebūčiau investavęs į Teslą, būtent todėl, kad aš galvoju, kad tai burbulas, būtent dėl to, kad man yra tekę joje važiuoti. Taip, jinai spaudžia gerai, bet, jinai, tiesą pasakius, nuimus hypą ir nuėmus tai, kad ten pirmieji pramušė technologijos, viską aš suprantu, bet tu supranti, kad laiko klausimas, kai ateis dėdės, kurie, pasiūlys geresnį produktą tiesiog. Nėra tai automobilis, kurį tu norėtum nusipirkti dėl to, kad wow, o ne dėl to, kad tai yra Tesla. Bet čia lyrinis nukrypimas mano, atsiprašau, ne apie tai kalba. Tai kokia situacija? Nuo trilijonų viskas nuėjo kelių šimtų milijardų. Ir tai yra liūdna istorija. Ir atmetus visą tą Elono Musko politinį aspektą, mes turime faktorių, kad žmogus pabandė kovoti su biurokratija. O tai yra svarbu. Mano įsitikinimu tai yra svarbu. Jeigu aš turėčiau valdžią, būčiau ministras pirmininkas ar kažkas, tai būtų vienas pirmųjų mano sprendimų. Surasti žmogų kaip Elonas Muskas ir mažinti, pjauti, nes tam yra labai dideli klodai. Biurokratija gyvena savo gyvenimą ir mes iš esmės labai daug kur valstybėje, Lietuvoje ir kitose valstybėse virtom biurokratinio aparato tam tikrų, su visa pagarba biurokratiniam aparatui, bet tam tikrų įkaitais, kuris gyvena savo respublikoje, savo gyvenimą ir jisai dauginasi tiesiog dėl to, kad jisai turi daugintis. Ir aš tai smarkiai pjaučiau. Ir man buvo labai įdomus eksperimentas, kiek tokioj subiurokratizuotoj valstybei federaliniam lygiai. Nekalbam apie dabar valstijas, ten irgi atskira istorija, bet federaliniam lygiai Jungtinės Amerikos valstijos tikrai turi bėdų. Ir tas biudžeto deficitas, kuris yra kosminis Jungtinės Amerikos valstijos. Ir tai jau yra bėda. Aš niekada negalvojau, kad aš kada nors pasakysiu, bet ta prasme, Jungtinės Amerikos valstijos gali turėti labai daug bėdų. Nepriklausomai nuo to, kad jų doleris yra, kad jų turi rezervinė valiuta ir visi jų nori. Tarsi, neklausimas yra skolos valstybės dydyje, klausimas yra biudžeto deficito tais metais. Man šitas labai patiko. Aš pasiskolinu šitą iš Warreno Buffetto. Labai protinga mintis. Skola, jinai yra valdoma. Bet jeigu biudžeto deficitas yra nevaldomas, patikėkit, ta valstybė plaukia. Ir Jungtinės Amerikos valstijos jau nebesuvaldomo biudžetu, jinai iš esmės, jinai pradeda plaukti. Ir tas siekis sumažinti biurokratinį aparatą, sumažinti išlaidas yra teisingas. Jis yra logiškas ir jis yra, jis labai padėtų Jungtinėm Amerikos valstijom. Ir ta nesėkmė, kuri atsitiko Muskui, jinai yra liūdna. Nes jis iš tikrųjų, jisai pralaimėjo. Elonas Muskas pralaimėjo, sakykime atvirai. 200 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų masteliu yra niekas. Iki 200 milijardų yra niekas. Mes kalbame apie žymiai didesnės išlaidas, kurias reikia taupyti. Bet kurioje vietoje tu supranti, kad tiesiog Jungtinės Amerikos valstijos atsidurs situacijoje, kai jinai turės labai daug bėdų. Dėl to, kad tas rezervinės valiutos statusas, jisai yra kol kas labai stabilus ir viskas su juo gerai, bet, atsižvelgiant į geopolitinę situaciją, yra vienas didelis bet.
Ir mes grįžtam prie Lietuvos. Lietuva šiais metais, aš vėl kartoju tą patį, šiais metais, atkreipkite dėmesį, mūsų augimu beveik 3 procentai BVP, mes gyvenam geriausiai savo laikais įmanomais ekonominio augimo, ypač žvelgiant į demografinius faktorius, į tai, kad ateityje bus mažiau vartojimo ir visus kitus faktorius. Netgi tokiais laikais mes turim 5 milijardų biudžeto deficitą ir dar skolinsimės. Šiais metais yra 5 milijardai biudžeto deficitas. Patikėkit manim, jeigu būtų pasaulinė krizė, nežinau. Dabar Elonas Muskas grįžta į verslą, matysim, kaip tos akcijos atsigaus, jos kažkiek kyla, bet yra vienas bet. Man tik tai bus kitas įdomus, stebėti, aš matau, kaip jisai yra pralaimėjęs. Ir vienas iš faktorių, kodėl jisai ėjo, aš manau, į valdžią, dėl to, kad jis iš tikrųjų norėjo ten pasiekti kažką. Ir antras faktorius, kad Elonas Muskas suprato, kad jis pavėlavo į dirbtinio intelekto laikotarpį, dirbtinio intelekto revoliuciją. Jisai mato OpenAI ir jisai mato, kaip ta bendrovė nueina toli. Jisai bandė tai sustabdyti su to laišku mokslininku, kad pastabdom biškį dirbtinį intelektą, kad pats galėtų dasivyti, o ne dėl to, kad jis norėjo dirbtinį intelektą vystymasi pastabdyti. Tai buvo kitas faktorius mano įsitikinimu ir jisai vėluoja ir jisai jaučia kompleksą. Ir kas man dabar bus įdomu, ne apie Teslos, kur jos irgi, tiesą pasakius, pralaimė kiniečiam. Europiečiai čia. Kitoj dar situacijai mes esam, bet jo automobilis pradeda pralaimėti. Ir tai bus jam labai didelis iššūkis. Bet antras faktorius, ką jisai darys dirbtiniam intelekte. Vaikisis talentingas ir mano įsitikinimu, kad artimiausiu metu mes matysim jo kažkokias pastangas vytis ChatGPT ar kažką, nes ChatGPT tiesiog laimi. Jis tampa naujuoju Google'u, ar ne, kai atsirado, išsivystė, pasiekė tokį internetas lygį, kad visi pradėjo naudotis. Google'as tapo dominuojančiu dalyku. Vien tais, kad pavadinimas pagooglink, ar ne, parodo, kad tai tapo dominuojančių faktorių. Tu eini į Google ir ieškai kažko. Tai ChatGPT dabar eiti į Google kažko ieškoti, atrodo toks atsilikimas, tu eini į ChatGPT. Ir ChatGPT pradeda užimti vietą, kur, tai tampa tiesiog tavo, internetinė erdvė, kur tu darai viską, ar ne? Statistinis žmogus, jau nekalba apie vaikus. Čia iš viso atskira tema. Ir tai yra faktorius. Ir jisai supranta, kad jis tą pralaimėjo ir bus įdomu stebėti, ar jisai sugebės, vienu ar kitu būdu iššokti tą traukinį. Nes man taip atrodo, jisai čia turi kompleksą prieš Altmaną. Grįžtam į Europą. Vokietija praeitą savaitę oficialiai naujasis kancleris, mūsų gynyba, labai gražus rimti žodžiai ir visi kiti dalykai. Kodėl tai yra svarbu? Visų pirma, kodėl tai yra svarbu? Kodėl jų buvimas yra svarbus, netgi tai, jeigu tai yra ten 5000 karių ir galima kvestionuoti, ar tai yra faktorius, kai Rusija augina kariuomenę ten 1 milijono. Taip, tai yra faktorius. Dėl to, kad aš laikausi savo nuomonės, kad Putinas blefuoja ir kai jisai ateis momentas, kai jisai blefuos prieš vakarus, norėdamas parodyti, kad NATO nefunkcionuoja, esu išdėstęs jums savo teoriją, kaip tai atrodys, nenoriu prie to grįžti, jam reikės parodyti, kad kitos šalis neateina į pagalbą. Kitos šalis neateina ir neateitų į pagalbą. Ir buvimas vokiečių uždaro šitą temą. Jeigu tu esi, įsivaizduokit, generolas suknistoja Rusijos armijoje ir tu projektuoji karo veiksmus. Ir tu projektuoji,
į Ukrainos pagalbą. Ukrainą mes paimsim per 3 dienas, dėl to, kad pagalba neateis, kiti bijos, nes buvo šantažas, nes ten nelyskit, nes jūs gausit per galvą. Atsimenat Putino tą kalbą prieš išvakarėse karo. Ir kas atsitinka šiuo atveju? Šiuo atveju reiškia, kad jeigu tu esi generolas Kremliuje, tu matuoji ir tu supranti, kad ten yra kariai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad automatiškai tu kariausi ir su Vokietijos kariais. Ir tai automatiškai uždaro klausimą, ar Vokietija įsitraukia į karą. Jeigu tu nužudai Vokietijos karę, tu automatiškai Vokietija yra kare su tavimi. Casus belli yra automatinis. Ir jie tai supranta. Vokiečių buvimo faktorius lemia, kad yra uždaroma tema, ar Vokietija dalyvautų. Jie turi iš karto skaičiuoti, kad jie kariauja ne su Baltijos valstybėmis, ne su Lietuva, o su Vokietija. Ką reiškia Vokietijos dalyvavimas kare? Tai reiškia, Prancūzija ir kitos valstybės, ar ne? Ir tai automatiškai yra, NATO visi straipsniai ir NATO ir Jungtinės Amerikos valstijos ir visai kitokie eskalacijos lygiai, negu jie galėtų tikėtis eskaluodami iki tam tikro, blefo, kaip aš projektuočiau scenarijų, ką projektuotų NATO valstybėm Rusija ateityje. Ir čia yra Vokietija, ir Vokietija grįžta. Ir žinot, man gražiausia čia buvo Zingeris, man plenariniai pasakė, labai gražius žodžius, aš pagalvojau, velnias, kaip teisingai. Jisai pasakė, kad sako, niekada netikėjau, kad mano mama verks, kad čia iš džiaugsmo, kad čia ateina vokiečiai. Atsižvelgiant į visą istoriją, taip, labai teisinga mintis. Ir mes džiaugiamės Vokietiją. Bet reikia suprasti, kad Vokietija yra Vokietija. Vokietijos paradoksas po susijungimo Vokietijos yra vienas. Kai ją sujungė Bismarckas ir kai tampo Vokietija dabartinė forma. Vokietija yra per didelė Europai ir per maža pasauliui. Čia yra didžioji Europos tragedija. Vokietija yra per didelė Europai ir per maža pasauliui. Jinai automatiškai suvienyta Vokietija tampa faktoriumi, kur visa Europa yra jo įkaitas, viena ar kita forma, ar ne? Ir jeigu tu turi eurą, tai iš esmės užslėpta Deutschmarkė, ar ne? Ir visi kiti dalykai iš to sekantis. Ir lygiai taip pat jinai yra per maža, kad būtų dominuojantis faktorius pasaulyje, atskiras polius galios. Tik ES formatu ES gali būti faktorius pasaulinis. Dėl demografijos jis vis mažėja tas faktorius. Bet ir čia yra tragedija Europos. Apvienyta Vokietija jinai visiškai padaro Europos Sąjungą ir Europą visiškai kitokią, negu jinai galėtų balansuoti ar ne ir judėti. Arba tada Vokietija turėtų būti didesnė ir jinai būtų galios centras pasaulinis ir automatiškai mes tada visa Europa prikibusi prie jo būnam faktorium pasaulyje. Čia yra iššūkis. Ir tą iššūkį Vokietija gali spręsti tik tai vienu klausimu. Ir mes tą matom dabar aiškiai, kuris mums labai nepatinka. Būti faktorium ir pasauliniu lygiu jinai gali tik tai vienu atveju, šiuo metu. Tik tai kartu su Rusijos energetika. Taip. Čia yra didysis geopolitinis iššūkis. Kodėl Lenkija yra tokia svarbi Jungtinėm Amerikos valstijom? Patikėkit manim, Lenkijos svarba Jungtinėm Amerikos valstijom arba 3 jūrų strategija, mano įstikinimu, tai ypač svarbus dokumentas ir ypač svarbus ateities perspektyvoje klausimas faktorių. 3 jūrų strategija, kur Lietuva turėtų žymiai didesnių faktorių būti. Jisai yra apie tai, kad Vokietija ir Rusija yra dvi žemės galios. Jos yra apie žemės galias. Ir jas natūraliai traukia viena prie kitos. Dabar geopolitika jas stumia, atsižvelgiant, kad Rusija yra tokia, kokia yra, bet jos natūraliai nori būti kartu. Jos supranta vienas kitą. Jungtinė karalystė yra jūros gale, ar ne? Jinai mentaliai yra liberali.
Vokietija yra žemės gale geopolitinė. Turbūt visi žinot jūros galios ir žemės galios logiką, skirtumą geopolitikoje. Ir jos natūraliai nori bendradarbiauti. Ir Vokietijos kapitalas, ir technologijos, ir mokėjimas dirbti, ir Rusijos energetiniai ištekliai, ir visa ta geografija, jas traukia vienas prie kitos. Jungtinės Amerikos valstijos tai supranta, dėl to yra Lenkijos svarba. Lenkija yra ta, kuri atskiria ir turi skirti bet kokią galimybę jungtiniai Vokietijai ir Rusijai sueiti į vieną kažkokį darinį geopolitinį. Ne tai, kad ten kažkokia organizacija ar kažkokia valstybė, bet taip bendradarbiauti, kad taptų labai svarbiu, stipriu faktoriumi. Nes apie ką yra, ką bandė padaryti per antrą pasaulinį karą, kas buvo bandoma iš esmės padaryti. Vokietija, Berlynas, Maskva, Tokijas yra nenugalimas darinys. Net Jungtinėm Amerikos valstijom. Tai ką mes turim? Vokietija atsigaunanti, mum yra gerai šiuo metu. Bet mūsų akila akis turi stebėti nuo to, kas vyksta Vokietijoje. Ir aš noriu priminti, kad Vokietijoje populiariausia partija šiuo metu yra Alternative für Deutschland, kuri ką sako? Rusija, Rusija, Rusija. Ir jinai yra, dar kartą pakartoju, populiariausia partija Vokietijoje šiuo metu. Taip, tai yra migracija, Rusijos faktorius ten mažas, bet politikoje vis dar tas bet yra kaip šautuvas scenoje, kuris visada turi kažkokiam antraktį iššauti. Tai mums stebėti, kad Vokietija, kokį nors momentą netaptų prorusiška, nes jų noras gravitacinis, geopolitinis sueiti ir siekti dalykų, tas Nord Stream buvo toks simbolinis ir tai darė Merkel ir Putinas tą išnaudojo būtent todėl, kad tai yra jų natūrali sankloda, jų bendradarbiavimas šiuo atveju natūralus. Ir mažėjant Rusijai, mažėjant demografiškai, jiem tiesiog žūstant, bet Rusijai augant geopolitiškai, jos įtakai ir svarbai, ir čia yra liūdnoji žinia, nes klimato kaita ką padarys? Klimato kaita išaugins Rusijos svarbą logistikoje labai smarkiai, žemės ūkyje, kitur, nes tos teritorijos, kurios dabar yra negyvenamos, kur yra ledynai, staiga ten bus galima plaukti laivais, logistika pereina per ten, staiga ten, kur tu dabar negali nieko auginti, bus puikiai derlinga žemė. Klimato atšilimas jiem yra naudingas. Kanadai jis bus naudingas, Skandinavijos šalim naudingas ir Rusijai jis bus naudingas. Ir natūraliai, žiūrint ilgąją perspektyvos laikotarpį, tai gali būti labai didelis faktorius. Vokietijos kažkoks gravitavimas, Putino juk nebebus. Putinas bet kokiu atveju yra sudeginęs tiltus bet kokius. Bet bus kitas bičas ištrauktas, kuris tartum sueis su vakarais. Ir vėl prasidės ta pati istorija, ta pati nesibaigianti žaidimą, kol Rusija ta britinė forma yra. Ir čia yra faktorius. Tai tą aš norėjau pabrėžti. Sveikindamas Vokietijos sugrįžimą, nepamirškim, kad geopolitika. Geografija nesikeičia ir Vokietijai reikia energetinių resursų, kurių turi Rusija. O Rusijai reikia kapitalų ir technologijų, kurių turi Vokietija. Jų simbiozė būtų natūrali. Toliau kelios pastabos dėl Putino ir Trumpo. Stebėtina Trumpas kiekvieną savaitę, kiekvieną savaitę galima sutikti ir sakyti, kad Trumpas davė dar 2 savaitės Putinui apsižiūrėti. Ir Putinas ramiai sau daro toliau, ką jisai daro, jisai supranta, kad fronto linijoje jisai turi persvarą, jisai kažką aiškiai planuoja ir jam reikia laiko. Ir matysim, kiek tai pasiseks, bet kol fronto linijoje jam neskauda, tol jis gali tempti gumą čia. Ir jisai tą talentingai daro, suprasdamas, kad Trumpas nori Putino draugystės. Ir jisai tiesiog išbando, kiek Trumpas gali to suvalgyti. Ir Trumpas tiesiog valgo.
Klausimas kodėl? Manau, kad tai 3 faktų simbiozė. Tai yra noras grįžti į Jungtinių Amerikos valstijų bendrovėm į Rusijos rinką, tai yra Iranas ir tai yra Kinija. 3 faktoriai, kodėl Trumpas nori Putino draugystės. Tiek trumpai, prie to dar galėsim daug kartų grįžti, dėl to, kad čia matosi dar Putinas dar turi tam tikrą langą trolinimų ir kol kas, dar kokią savaitę, 2 dar tai vyks. Ir vienas lyrinis nukreipimas. LKL čempionatas. NBA dėliojasi kaip dėliojasi, aš visiškai nepritariu MVP laimėjimui. Manau, kad čia problema, kad jis ne iš Jungtinių Amerikos valstijų. Jeigu Jokičius būtų amerikietis, tai aš manau, jis būtų laimėjęs 5 MVP. Šiuo metu neįtikėtina, bet kiek Jordanas tiek pat turėjo. Tai ir nežinau, tie NBA kažkaip tai, manau, funderiai ramiai susitvarkys ir ten viskas aišku. Tikrai man didelį įspūdį daro funderių vadybininkas. Jisai pastatė tokį, nebrangę, nes palyginus tos išlaidos, algų kepurė pas juos visai normaliai, bet taip su tai šaukimais sužaidė, kad pastatė tokį aparatą, kuris dar ne vienus metus gali dominuoti. Netikiu labai dideliu Šėjaus talentu, man jisai biški overrated, tiesiog yra labai labai gera sistema komandinė pastatyta, kitam klube jis toks nebūtų. Kitam, jeigu tu pastatytum Teitumą į Šėjaus vietą, aš manau, kad Teitumas būtų netgi geresnis. Bet Teitumas kažkaip čia nepretenduoja MVP. Bet čia mano neobjektyvi nuomonė, lyrinis nukreipimas. Man įdomu LKL finalai. LKL finalai, jie bus įdomus. Žalgiris ateina visiškai kitokią formą negu praeitais metais. Ir aš manau, svarbus faktorius čia bus Tinkieri. Tinkieri kiek nelaimėjo LKL, kiek finalų nelaimėjęs, kokius jau 7. Ar buvo 7, ar dabar bus 7 finalas. Bijau pameluoti su ankstesnėm jų karjerom ir tai be abejo jį labai, be abejo, tai kaip treneriui tai labai labai veikia, nes tu supranti, kaip tai atrodo CV ir kaip tai atrodo, pačioj logikoje ir tai jį be abejo motyvuoja. Tas labai jaučiasi ant Tinkieri. Jis tenais pušina juos, žaidėjai irgi turi ambicijų, ypač aš visada apie LKL visada žiūriu faktorius sezono pradžioj, kokie yra supirkti lietuviai, nes lietuviai vis dar didžiausia motivacija. Patikėkit, LKL seku nuo 99 metų LKL finalus, tiesiog gyvendavau jais, po to buvo atitrukimas, nes tiesiog ir gyvenau kitur ir neturėjau tam laiko ir nervų, bet manau, kad šitie bus neblogi. Manau, kad be jokios abejonės Žalgiris šį kartą yra favoritas, jų motivacija yra visai kitokia. Bet pakartočiau tai, ką sakiau sezono pradžioj. Manęs klausė sezono pradžioj ir Instagrame, storiuose, kur aš savaitgalis atsisakinėjau jūsų klausimus, manęs klausė dėl LKL finalo ir aš tada sakiau 2 faktoriai sezono pradžioje komandos taip atrodė. Ir tiesą pasakius, praėjus tam laikui mes vėl grįžtam prie to paties, kad ten daug pasikeitimų visokių, bet tai, ką sakiau pradžioje, vėl mes ten pat esam. 2 faktoriai pagrindiniai. Jeigu Rytas nori kabintis į finalus, viskas priklausys nuo Graves. Ir aš turiu dėl jo abejonių. Dabar čia paskutinės kelias dienas jisai iš klinikinės mirties išėjo. Jis rodo kažkokias gyvybės ženklus, bet jis dar neturi to tokio, kur tu matai, kad tai yra faktorius, kuris paspaudus. Nes man žaidėjas yra apie nieką, kol aš jo nepamatau, kai jisai yra gerai varžovų užskautintas ir vis tiek būna faktoriumi. Nes tu, tiesą pasakius, aš visada, kai rungtynę žiūriu, ar tai yra Eurolyga, ar kas, dabar jau bandau atrasti laiko. Anksčiau tiesiog neturėdavau laiko krepšinį net pažiūrėti, vis turėdavau ką veikti. Bet dabar atrandu vienas kitas įdomesnės, kai ten žaidžia koks Panathinaikos Olimpiakos ar kažkas. Ir tu matai visą laiką
kaip varžovai yra pasiruošę. Ar jie yra užskautinę komandą ar ne. Ir man, rungtynės aš po 5 minučių išjungiu, jeigu aš matau, kad atėjo bent viena iš tų komandų nežais krepšinio, o tiesiog pažaisti. Jie nepasiruošę, jie nepadarė namų darbų, jie neužskautinę. Tai man yra žaidėjai, kurie, kai jie yra užskautinti, kai žinoma, kur jie veršis, uždaroma ta pusė, ten kiti dalykai, jos stipriosios pusės. Jeigu jisai meta tritaškį, jisai uždaromas, jeigu jisai, dvigubinamas tada, kai yra stiprioj situacijų ir visi tie dalykai, tos smulkios detalės, tu iš karto matai, ar komanda atėjo žaisti, ar komanda atėjo šūdą malti. Ir Jasikevičiaus genijus yra tame, kad Final Four tu matei, kaip jisai užskautino varžovus. Abiejose rungtynėse jie tiesiog buvo užskautinti. Aš tai vadinu, kai tiesiog kiekvienas žaidėjas žino, ką jo varžovas darys mintinai. Ir jisai tam pasiruošęs ir tai yra uždaryta. Tai man yra didieji žaidėjai tie, kurie yra užskautinti ir vis tiek jie yra faktorius. Ir vis tiek jie išeina ir padaro rezultatą. Tai Gravesas yra tas, kuris nėra, Fosteris buvo tas, kuris, visi žinojo, ką darys Fosteris, ir jis vis tiek išeidavo ir padarydavo dėl savo svorio, tokio nepatogumo, ar ne, jisai buvo labai nepatogus varžovas. Jį ginančiam žaidėjui. Ir Gravesas nėra tas faktorius. Ir todėl manau, kad Rytas yra daug silpnesniai pozicijoje negu galėtų būti, jeigu jie turėtų žaidėją, kuris, jo pozicijoje, tas būtent antras numeris, būtų faktorium. Nebent jisai tikrai mane nustebint Gravesas ir jisai pramuš ant tritaškių, tada nuo jo nebegalės atsitraukti ir prasidės visai kitas žaidimas ir su juo, tai jisai yra faktorius. Tai 2 faktoriai, kurie yra nulems LKL finalo nugalėtoją, kur Žalgiris be jokios favoritai, yra Graves ir yra Žalgirio priekinė linija. Kiek jinai iš tikrųjų, susitvarkys. Ir čia įdomus faktorius jau atsiranda Mitchellas. Vėlgi, irgi pradeda rodyti gyvybės ženklus, kaip ir Graves beje, kitoje pusėje. Ir jisai gali būti irgi svarbus X faktorius. Tiesą pasakius, manau, kad Žalgirio prancūzas vis tiek susirinks savo taškus, padarys savo žaidimą, bet faktoriai šitie 2 bus tie, kurie lems rezultatą. Ir tai bus, tiek į Graves žiūrėsiu iš karto ir matysiu, ar jisai yra žaidime, ir Žalgirio priekinė linija, kaip jinai tvarkosi. Jeigu jinai susitvarko, jie susitvarko. Jeigu jie prasileidžia Žalgirio priekinę liniją, bus žaidimas. Tai tiek šį kartą, ką turėjom aptarti, kuo gyvenam šią savaitę, ir iki kitos savaitės, nežinau, būsiu komandiruotė, bet pabandysiu iš ten, nes aš manau, kad gali būti įdomių dalykų ir bent trumpą susijungimą tikrai turėtumėm galbūt padaryti. Priklausomai nuo situacijos, o galbūt nieko nevyks ir mes matysim ganėtinai ramią savaitę, tai tada perkelsim. Nes, sakau, aš taupau jūsų laiką. Ačiū Jums.